Sveiki visi sugrįžę į Draugo kanalą, mano vardas Kamilė. Šiandien laukia jūsų labai įdomus filmukas. 3 make-up tipsai, make-up hacksai, triukai, kad palengvinti jūsų makiažo rutiną. Kaip visada prieš pradedant, raginu sekti Draugą įvairiose socialinėse medijose, TikTokas, Instagramas, YouTube'as ir taip pat galite sekti mane, Kamilė Kanapaskaitė. Pradedam. Taigi, pirmas triukas. Jeigu nežinote, kur tiksliai yra tepamas jūsų bronzeris ant jūsų veido, jūsų puikiausias pagalbininkas gali būti jūsų ranka. Pasimkite kokį nors savo mėgstamiausią bronzerį, šepetėlį, aš naudosiu Bahama Mama, ką tik atsiradusi kosmetika Drauge, puiki, neblizgi spalva ir ne per oranžinė ir ne per pilka. Pasimkite šiek tiek ant šepetėlio to bronzerio, laikydami ranką štai taip, kad jūsų nykštys būtų lygiagrečiai su jūsų lūpomis. Ir štai čia jūs turite tepti savo bronzerį. Bam. Štai. Nieko nėra, bronzeris yra. Šis triukas tikrai užtikrins, kad jūsų bronzeris bus ten, kur jis turi būti. Antras tipsas susijęs su lūpomis. Paskutinį tipsą pasilikau galai, nes jis pats įdomiausias. Ką daryti, kad jūsų lūpų pieštukas išsilaikytų visą dieną, visą vakarą, nesvarbu ar valgysit ir gersite. Šitas būdas užtikrins patį ilgiausią išsilaikymą jūsų lūpų pieštuko. Taigi, visų pirma, aš prieš tai buvau pasitepusi lūpų balzamą, tai pasiėmu servetėlę ir pabučiuoju šiek tiek į ją, kad nebeliktų balzamo ant lūpų. Aišku, dar svarbu, kad būtų gerai sudarkintos lūpos. Pasiėmu savo patį mėgstamiausią lūpų pieštuką iš Deborah Milano Drauge. Matosi, ant kiek man jisai mylimiausias, jo praktiškai nebeliko, 02 atspalvis. Matosi dar pavadinimas Contour Lip Liner, jis yra vandeniu atsparus. Tai visų pirma, apsibrėžiu lūpas. Nude spalva, oi, palaukit, pasičiaudysiu. Sveikata, ačiū. Tobulas pieštukas, tobulas. Ne veltui vakar buvau Drauge ir jo nebuvo. Jį pasitepus, pasimkite presuotos kokios nors pudros. Aš naudosiu iš Maybelline Fit Me. Šita yra, jaučiu, viena iš bestsellerių. Tikrai labai nebloga pudra. Ir pasiėmę šiek tiek presuotos šios pudros. Tapšnojimo judesiais ant lūpų. Pereikit per visas lūpas. Kam taip daryti? Dėl to, kad lūpų pieštukas yra kreminis, o visus kreminius produktus mes praktiškai visada norim užfiksuoti sausais, tam, kad jie išsilaikytų geriau, tam, kad jie atrodytų tolygiau. Tada, jeigu yra poreikis dar kartą švelniai pereiti per lūpas su to pačiu pieštuku, ir tada galite tepti savo mėgstamiausią lūpdažį ir lūpų blizgį. Na ir trečias. Taip, aš laikau brokolį. Mes naudosime brokolį makiažo rutinoje. Trečias tipsas, triukas, panaudojus tiesiog brokolį. Tik tokia viena mergina padarė video, kaip su brokolio pagalba pasidarė netikras strazdanas ir internetas tiesiog sprogo. Aš pati savo Instagram'e padariau šį filmuką, tiesiog išbandžiau savų kailių, ar įmanoma pasidaryti su brokoliu strazdanas, tai žinokit, pamatysit dabar. Šiam triukui tinka ir šešėliai, ir kreminiai produktai, bet aš naudosiu Wonder Stick iš NYX'o. Čia yra skaistalų ir bronzerio kontūravimo pieštukas su 2 galais. Vienam gale yra highlighteris, kitam gale yra kontūravimas. Ant pačio brokolio tiesiog patepu to kreminio bronzerio ir tada štampo principu štampuoti ant veido strazdanas. Gaunasi! Aišku, svarbiausia nepadauginti, tai ant nosies krašto. Ir gaunasi žiauriai subtilios, minimalios tokios strazdanos. Čia tokia riebė gavau biški. Nu jo, gavosi žiauriai subtilios ir nelabai ryškios, dėl to, kad pats bronzeris nėra labai tamsus. Ir man manau, kad nelabai ir tiktų labai tamsus strazdanos. Bet iš arti tikrai matosi tie tokie taškučiai ir labai natūraliai atrodo. Tai ką, viskas, mano 3 make-up hacksai tipsai. Aš labai tikiuosi, kad jums jie patiko. Tikiuosi, kad panaudosit savo kasdienybei ir tikiuosi, kad palengvinau jums ją. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjote. Pasimatysim kitose filmukuose. Iki!